Antrame epizode mes pasileisim vėjos robotą savo perimetre, suinstaliuosim į savo teritoriją, tai parodysim, kaip tai darosi. Pirmam epizode mes aptarėm pagrindinės jo savybės, pažiūrėjom komplektaciją. Taip kad dabar pirminis mūsų darbas, kuris buvo atliktas, tai mes trimeriu apsipjovėm visą perimetrą. Nes, kaip bebūtų, vis tiek turint vėjos robotą, trimerio jūs neišvengsite, nes robotas vedamas yra 15 cm nuo perimetro krašto, peilis stovi daugmaž čia. Taip kad, kaip bebūtų, geras sprindis žolės visą laiką liks. Nebent jūs pasiruošite sklypą taip, kad perimetre bus, tarkim, trinkelės, kurios bus lygiai su vėja ir roboto kraštą tiesiog užleisime ant trinkelės lipti. Mano atveju taip nėra, sklypas tam nėra paruoštas, yra ten toli tujos, ten yra upelis, ten yra griovys, medžiai ir visokie kitokie dalykai. Taip kad aš trimerio tikrai neišvengsiu, kaip ir daugelis turbūt jūsų. Programėlė lietuviška, parsisiunčiam ją, susikuriam paskyrą ir pasileisim robotuką. Dabartis, kas yra svarbu, tai robotą bet kaip vesti teritorijoje negalima. Čia yra rodiklė. Nuo rodiklės 15 cm reikia palikti tarpą iki ribos. Taip kad gausis, kad mes robotą vesime ne pagal laikrodžio rodiklę savo teritorijoje, o prieš laikrodžio rodiklę. Nežinau kodėl, man būtų mieliau eiti palei laikrodžio rodiklę, bet čia jokio skirtumo nėra. Programėlė lietuviška, viskas yra principe pieštiniais ir teksto užrašais, labai aišku. Mano asmeninė nuomonė tikrai nereikia jokių meistrų, nes viskas čia yra su juo tikrai labai paprasta ir lengva. Taip kad pasileidžiame robotuką, valdosi jisai dviem pirštais, vienas yra į priekį į galą, o kitas vairuojasi į šonus. Tiesiog turbūt kaip daugelis vaikystėje esam žaidę su kompiuteriais, tai čia viskas bus labai panašu. Jei kažkur perimetre mes padarėm klaidą vesdami robotą, ten nugrybavom į šonus, kažkur netaip užsukom, spaudžiam trintuką ir robotas grįžta atgal perimetru iki tos vietos, iki kur norėtų, kad vėl pataisyti tą važiavimo zoną. Puikus sprendimas, tikrai lengvas valdymas, tikrai nereikia meistrų. Pradėsim.